Sveikos mano gražuolės atvykusios į naują Sheino rūbų halą. Šį kartą žinokite, žinau, kad jau baigėsi vasara, bet tikiuosi, kad dar iš mano sekėjų yra, kurie keliauja, važiuoja atostogų ir nori ir ieško tų gražių maudimukų, o jūs žinote mano meilę Sheino maudimukams, nes jie yra tikrai patys geriausi, ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Tai šiandienas noriu su jumis pasidalinti maudimukais, kuriuos aš vežiausi į Turkiją ir kuriuos taipogi vešios artėjančiom kitom atostogom, apie kurias turbūt labai greitai sužinosite kažkuriame tai vis tiek video. O dabar keliaujame, rodau, kągi aš įsirinkau ir kad dar bent kai kurie iš šitų maudimukų tikrai bus jų elektroniniai parduotuviai, tai jeigu bus, paliksiu nuorodas aprašyme. Taip, o Sheinas, tai žinote, kad turi labai didelį asortimentą maudimukų ir jie yra labai pigus, tikrai prieinama kaina visiems. Tai einam, rodau, kągi aš įsirinkau. Turbūt pradėsime pirmiausia nuo vaikų maudimukų, tai turiu Meisino maudimukus, tai yra šortai, tai turiu kelias poras. Tai pirmiausia šita pora, labai fainus, tikrai atitiko dydį, palaukit, aš noriu pažiūrėti, kokį aš čia dydį buvau paėmusi Meisui. Bet 6 metų, taip, mano, aišku, vaikas yra 5 metai, bet jisai, kai yra truputėlį kūdina, tai šitie šortukai buvo truputėlį per didelį, tai juos mes suveržėm ir viską žinokite gerai. Man patinka, sakau, Sheino maudimukai, nes jie yra labai pigus, kokybiški, išsiplauna ir gali toliau juos nešioti tikrai ne 1 metus ir ne 2 metus, tikrai ilgiau. Tai tokie maudimo šortai, viena pora, tada taipogi paėmiau šituos mėlynus Meisiui, šituos dydį, kokią aš ėmiau čia. 5 metų. Tai va, 5 metų Meisiui buvo kaip tik, atitiko viskas pagal jo sudėjimą. Tai paprasti tokie šortukai su palmėmis, mėlyni, tiesiog, vaikiškai, ką žinau, man labai cute. Tai tokias 2 poras ėmiau Meisiui. Taipogi buvau paėmusi ir Milanai žinoma maudimukų. Tai vienas iš turbūt labiausiai nešiojimo maudimukų tai buvo šitas, kurį tikrai Milano dėjosi vos ne kiekvieną dieną, kai mes buvom Turkijoje. Tai toksai maudimukas, paprastas su šleikutėmis ir aš dydį ėmiau 6 metų ir Milanai, žinokite, buvo kaip tik, kaip matote, irgi labai panašios spalvos, kad prisiderintų prie Meisino, mėlynos, tokios rožinės galytės, tai labai fainas maudimukas ir Milanai turbūt šitas labiausiai patiko, nes jisai buvo patogiausias, ypač ant įdegusio kūno. Žinote, kaip per daug įdegat. Tai šitas maudimukas, bent jau Milanai, buvo tikrai pats patogiausias ir mėgstamiausias. Noriu parodyti dar kelis Milanos maudimukus, kuriuos mes irgi taipogi vežėme į Turkiją ir Milanai jie taipogi labai patiko ir jie tikrai labai cute yra. Dydžius ėmiau 5 metų ir žinokite, jei kaip tik irgi tiko šitie, tai šitie maudimukai yra 3 dalių. Tai pirmiausia toksai žalias, tokie triusikėliai. Labai cute, pažiūrėkite, kokios spalvos, labai fainos. Tada toksai viršus, tai va su šitais maudimukais jau turėjom tokią problemėtę, kai per daug buvo įdegusi, jau skaudėjo jai nuo šitų šleikučių, tai dėjusi tik tada, kai baigėsi tie visi skaudus įdegimai, bet tikrai vėlgi jinai dėjosi šitą, nešiojo, nes tai va toksai paprastas viršus, kaip matote, žalias. Tai va, tokie triusikėliai, viršus ir kas labiausiai man patiko, tai kad šitie maudimukai turėjo va tokį va užsimesti, kaip matote, va, ant viršaus. Tai va, eini, gali su maudimuku keliauti ir tau nereikia galvoti, kad kažkokius strūpus užsidėti ant viršaus. Va, tiesiog užsimeti šitą, bet koks cute, ką. Toksai mažas, ta prasme, negaliu patikėti, bet man labai patiko šitie maudimukai. Turiu dar vieną tokį rožinį, parodysiu greitai. Tai va, čia dar taip užsiveržia, gali užsirišti. Labai fainas, vaikiškas toksai maudimukas. Ir tada, kaip sakau, aš taipogi buvau paėmusi tokį pat, tik tai rožinį Milanai. Šitie maudimukai turbūt man labiau patiko negu Milanai, bet ir Milanai jie patiko, nes buvo tokie, vis tiek jie tokie žaismingi, kitokie. Tai irgi šitas dydis, bet buvo 6, tai tokie rožiniai triusikėliai. Tada toksai jau kitoks, va, su visokiom gėlytėm viršus, kaip matote. Ir tada vėlgi ta pati dalis užsimesti ant maudimuko. Va. Kimonai, ar kaip jie vadinasi šitie. Kažkas tai tokio. Tai va, irgi dabar kaip skaniai kvepia, nes visus po atostogų aš išplovau, tai viskas belia kaip skaniai kvepia. Labai fainas, vėlgi 3 dalių maudimukas. Tikrai rekomenduoju savo dukrytėm, jeigu irgi turite dukrytės. Šitie maudimukai tikrai labai gražiai ir nuotraukom netgi pasidaryti vaikam. Tikrai, labai fainus. Na, dabar parodysiu savo kelis maudimukus iš Sheino. Tai turiu kelis 3 dalių. Tai pirmiausia yra šitas žalias. Vėlgi vienas iš mano mėgstamiausių šitas buvo maudimukas. Aš jį buvau užsidėjusi tikrai kelis kartus. Tai toksai žalias, tai va.
viršus tokia dalis, aš be to dydį pasiėmiau XS. Tada buvo tokie stringiukai, kas man labai patinka, nes su stringiukais kaip tik yra patogiau degintis ir tokių linijų didelių nebūna, kai įdegi. Tai va, tokie triusikėliai ir kas svarbiausia, ta medžiaga tokia, sakyčiau, stora. Kaip matote, tikrai kokybiški maudymukai, niekas nepersišviečia ir tada prie šito maudymuko buvo toksai sijonas. Tai tu gali netgi eiti, ne tik degintis, bet gali jau padaryti tokį kaip ir vakarinį outfitą, nes tikrai mačiau merginos kokioj Ibizoj, tai tokius nešioja kaip out, o ne maudymukus. Tai va, ir toksai sijonukas labai labai fainas, ta žalia spalvytė irgi nereali. Ir kaip sakiau, aš pasiėmiau dar vieną tokį, tik tai kitokios spalvos. Va šita spalva man nerealiai labai labai patiko. Tai vėlgi, viskas yra tas pats, turime tokį viršų, tik tai man atrodo, kad nors aš dydžius visus vienodus ėmiau, atrodo, kad viršutinė dalis, va šita buvo truputėlį didesnė. Nežinau, tiesiog galbūt toks pasiuvimas, bet irgi XS-as, labai fainos spalvos, tikrai gražus maudymukas. Ir tada tokie triusikėliai vėlgi, stringiukai, kaip matote, labai cute, kur čia priekis, čia ir yra priekis, tai va, labai cute. Tokie stringiukai. Ir tada toks pat vėlgi yra sijonukas priderinti. Tai va, jeigu keliaujate kažkur tai atostogų, tai žinokite, šitos maudymukus tikrai labai rekomenduoju. Nusipirkite, tikrai neapsišausite, nes jie yra labai geros kokybės, kokybiški ir man visi maudymukai iš Sheino yra tikrai labai labai geri. Tada paskutinis maudymukas, kurį irgi, man atrodo, paskutinės dienas labiausiai aš nešiojau Turkijoje, nes su juo buvo labiausiai kas smagiausia degintis, nes tikrai, va, tokie triusikėliai, tai tie raištukai, kaip matote, tikrai mini yra. Ir užsidėjusi, tie triusikėliai tiesiog sulenda, kaip pasakyti, užsideda labai fainiai, gražiai atrodo ir tikrai galite labai gražiai įdegti ir nelieka tų bjaurių įdegio linijų, bet maudymuko ta medžiaga, tai jau šita kitokia, jau tokia maudymuko medžiaga, kaip žinote, ta slidi tokia. Ir tada toksai va, viršus, tai tikrai miniatiūrinis toksai, sakyčiau, bet mano mažai krūtiniai, tai žinokite, viskas tiko. Ir man tokie liemenukai kaip tik labiau patinka, nes tada gali daugiau įdegti, bandau jums čia parodyti. Tai va, tokie kaip matote, mini, bet spalvos nerealios. Šito be to stiliaus maudymukų tikrai spalvų yra labai labai daug, man atrodo, buvo ten tikrai nemažas pasirinkimas. Tai nuorodas visas paliksiu aprašyme ir taipogi nuolaidos kodą aš jums paliksiu čia ant ekrano ir aprašyme, tai nepraleiskite progos, jeigu keliausite kažkur tai dar atostogų ir norite naujų maudymukų, ne tik savo, bet ir vaikams, tai keliaukite į Sheiną. O su jumis noriu atsisveikinti čia, tikiuosi, kad patiko šitas video, jeigu patiko, būtinai paspausite laiką, būtinai prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano video filmuke. Iki!